kad jaunimą galėtume atitraukti nuo betikslio šlitinėjimo gatvėmis, nuo nusikalstamo pasaulio, nuo bandytų gaujų. Pažiūrėkime, šiandien valdžia nesugeba susidoroti su naujomis bandytų ir chuliganų gaujomis. Beviltiškai skėsčioja rankomis. O tos gaujos plėšia žmonės, muša juos, prievartauja moteris ir merginas, vagia. Todėl būtina padidinti patruliuojančių policininkų skaičių, gerai apšviesti miestų, miestelių, kaimiškų rajonų gatves. Tai leistų sumažinti nusikalstamumą net 50%. Tai yra užsienio patirtis. Būtina sugrąžinti mirties bausmę samdomiems išgamoms žmogžudžiams ir žmogžudžiams recidivistams. Kai kurios ES valstybės jau pradeda diskusiją šiuo klausimu. Tačiau komunistiniai ir abonentiniai valdžiai žmonių saugumas ir gyvybės mažai rūpi. Jiems labiau rūpi pasirūpinti savo vaikų ir giminaičių apsauga. Arba dar ką nors papildomai pasivokti. Žinote, aš pajokausiu. Bet kaip liaudis sako, kiekviename juoke yra dalis teisybės. Siūlau cheminę kastraciją atlikti ne tik pedofilams, bet ir korumpuotiems politikams. Gal tada išsigas? Be to, daugelis Seimo ir vyriausybės narių šiandien turi sėdėti ne Seime, o kalėjime. Mane klausia, kodėl tu taip sakai? Aš galiu tiesiai šviesiai pasakyti. Sakau todėl tai, kad jų sąžinės yra suteptos krauju. Kadangi jie nepriėmė arba priėmė tokius įstatymus, dėl ko Lietuva ES šiandien pirmauja. Įsidėmėkite, pagal savižudybių skaičių, pagal žūvančių keliuose skaičių, pagal žūvančių neblaivių darbuotojų darbės skaičių, aplenkėme net Latviją ir Estiją, su kuriomis vienu metu atgavome nepriklausomybę. Lietuva ES yra trečia nuo galo pagal korupcijos lygį. Kas 5 vaikas skursta. 600 000 Lietuvos žmonių vargsta. Tai statistika, tai ne mano išsigalvojimas. Dar daugiau. Lietuva ES pirmauja pagal emigravusių žmonių skaičių 1000 gyventojų. Tai reiškia, kad lietuviai išvyksta, o mūsų darbo vietas užima pigi darbo jėga iš kitur. Jaunoji Lietuva ir aš, Stanislovas Buškevičius, sakome, kad jeigu Lietuva nebus lietuviška, jos nepriklausomybė neturės jokios prasmės. Kam tada reikėjo kovoti dėl Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės, jeigu bus įvykdytas visų tautų budelio Stalino planas? Stalino Suslovo planas. Vyresni žmonės atsimena, kas buvo teigiama. Buvo teigiama, kad Lietuva bus, bet nebus lietuvių. Todėl ir trėmė lietuvius į Sibirą, žudė juos. Ir liūdniausia yra tai, kad ši Stalino Suslovo planą Lietuvą be lietuvių vykdo korumpuoti politikai ir oligarchai verslininkai. Nes jie nenori žmogiškų normalių atlyginimų žmonėms, kadangi yra be galo šykštus. Geriau jau jie nupirk šampano butelį savo meilužėms už 2000 litų, nei mokės normalų europietišką atlyginimą. O juk statistika byloja, kad pagrindinis motyvas, kodėl lietuviai palieka Lietuvą, yra maži atlyginimą. Taigi, emigracija taip pat yra ant sąžinės, kaip jau minėjau, korumpuotų politikų ir oligarchinių verslininkų. Dar daugiau. Oligarchai yra pareiškę, kad žmonės turėtų dirbti viršvalandžius. O jie žino, kad Amerikos Kalifornijos mokslininkai nustatė, kad jeigu žmogus dirba ne 40 valandų per savaitę, o nuo 41 valandos iki 50 valandų, tai 14% padidėja tikimybė, kad žmogui pakils kraujo spaudimas. O jei dirbame 51 valandą per savaitę, tai net 29% padidėja tikimybė, kad padidės kraujo spaudimas. Žmonės, kurie turi
padidintą kraujo spaudimą, žino, ką tai reiškia. Žmonės reguliariai dirbantis viršvalandžius rizikuoja dažniau susirgti, susižeisti arba gauti infarktą. Be to, dar yra viena didžiulė problema be emigracijos iš Lietuvos. Daugėja lietuvaičių, kurios išteka už italo, vokiečio, bet ne už lietuvio. Atsiranda problemų, klausimų, o kokioje šalyje turi augti vaikas iš mišrios šeimos? Mes žinome istoriją. Vienos moters, kai vaiką teismas priteisė išvežti iš Lietuvos į Vokietiją. Štai ir atsiranda problemos dėl mišrių šeimų. Gaila, kad mes lietuviai, kaip tauta, prarandame savisaugos instinktą. Šiandien Lietuva į užsienį daugiausia eksportuoja nekokybiškas prekes, o paprastą darbo jėgą. Arba dar blogiau, eksportuoja šviesiplaukės blondinės į arabų ir vakarų Europos viešnamius. Reikia valstybės lėšas nukreipti į naujausių technologijų, išradimų įsisavinimą, kad mūsų valstybė galėtų konkuruoti pasaulio rinkose. Esame lietuviai, senovės aišių palikuonis ir turime tuo didžiuotis, turime turėti vilties. Sukurkime savo valstybę, o ne saujeliai oligarchų. Atsakingai ateikime į rinkimus. Pagalvokime, už ką balsuoti. Aš siūlau balsuoti už jaunąją Lietuvą, už mane Stanislovą Buškevičių. Mes už Lietuvą, be korupcijos, be mafijos ir be komunistinio mąstymo. Iš tikrųjų, tai, ką aš jums šiandieną pasakiau, tai yra tik tai dalį to viso, ką mes galėtume pasakyti, nes laikas yra ribotas. Mes, jaunoji Lietuva, ir aš, Stanislovas Buškevičius, kaip matote, iškėlėm šitos klausimus, apie kuriuos daugelis tyli, yra nepatogu kalbėti. Taigi, būdami Seime, mes apie tai ne tik kalbėsime, bet ir ruošime įstatymo projektus. Patikėkite mumis ir jūs nesakysite, kad dar kartą kažkuo tai nusivylėte. Ateikite ir balsuokite už jaunąją Lietuvą. Dėkoju ponui Stanislovui, priminsiu mūsų klausytojams, jog šiandieną pas mus svečiavosi partijos Jaunoji Lietuva atstovas, kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimą, daugiamandatėje bei Kalniečių vienmandatėje rinkimų apygardoje Stanislovas Buškevičius.